Čia, jo. Į kvadratą įeiti. Jeigu dar net pažįstate žmogaus, kurį matote ekrane, tai yra puikiai proga susipažinti su Egidijumi ir sužinoti daugiau apie padelį Lietuvoje. Egidijus Gudavičius yra Lietuvos padelio rinktinės treneris. Šiandien jis papasakos apie sparčiai augantį padelio sportą, apie padelio lygį Lietuvoje bei pasidalins, ko reikia, kad patektum į rinktinės komandą. Andrai, nuo ko aš pradėjau klausti, tai apie tave, ar ne? Tai esi Lietuvos rinktinės treneris ir kaip atsidūrei šitoj pozicijoje, gal trumpai pasakytum? Kaip sakau, kaip ir netikėtai, niekas neplanavo būti Lietuvos treneriu, ne? Tai iš tikrųjų pirmi Lietuvos treneriai buvo kas pačioj pradžioj, tai buvo Artūras Molis ir Rūta Balalytė, ne? Tai vėl padelis po truputį auga, tobulėja žaidėjai, tobulėja visa bendruomenė, kaip ir padelio žaidėjai, kaip ir pati federacija. Tai mano aplamai padelio kaip ir žaidėjo, kaip ir trenerio kelias, tai prasidėjo irgi, taip, kaip sakau, net nebūčiau sumastęs, kad būčiau galėjęs būti padelio treneris. Žaidžiau krepšinį, futbolą, visas kitas sporto šakas, bet atsitiko toks, kad futbolo komanda iširo, neturėjau ką veikti, nuėjau į padelį žaisti. Sakau, kas čia per padelis, tai ir tada, kaip sakau, gavosi toks, užsispyrimas. Lietuvoje pas tą patį Artūrą pradėjau treniruotis, žiūriu, man reikia daugiau, tada susiradom ispanų trenerį, tai vienas iš rinktinės treneris Rubinas Gomesas, tai pradėjau bendrauti su juo, jisai mane treniravo, stovyklas važiavom, tai pakėlė iki A lygos žaidėjo ir tada jau prasidėjo. Ir tada jisai mane sako, eik į trenerius, mokinkis. Okay, gerai, vėl naujas iššūkis. Tai niekas taip, kaip sakau, iš karto nepasidaro, net nepagalvosiu. Aišku, jaunystėje, kai stojau, turėjau du pasirinkimus. Į KKI, Kūno kultūros institutą, arba į pareigūnus. Tai nuėjau į pareigūnus. Bet mano gyvenimas pasikeitė, patapau į padelio trenerį. Tai ta prasme, bet vis tiek grįžau prie to pačio, ką ir turėjau svajonę. Su sportu viską, mano veikla ir mano gyvenimas visada buvo su sportu. Nes ir aš pats turėjau ir futbolo komandą, ir krepšinio komandą, kaip treneriu ir organizuodavau varžybas. Tai kažkiek tos organizacinio dalyko su sportu turėjau ir čia tik tais reikėjo, persiorientuoti ir... Šiek tiek kitą sportą. Jo, kitą sporto šaką. Bet kadangi yra komandinė sporto šaka, padelis, žaidžia du žaidėjai, tai ir ką galiu paakcentuoti, kad lietuviai, kodėl pradėjo taip mėgti tą padelį, vis tiek yra Lietuva krepšinio šalis, ir futbolą mėgsta, yra komandinės sporto šakos. Ir kas su komandiniu sporto šakom susiję, tai tas ir pradeda mėgti padelį. Taip. Nes teko man treniruoti ir dviratininkų, bėgikų, individualaus sporto šakų. Ir neužkabina jos. Todėl, kad jie tokie individualistai, jie turi su savo mintim, su savo psichologija. O komandinė sporto šaka tu turi derinti su kitų žaidėjų ir psichologija, ir taktika. Yra daug. Yra ką kaltinti. Yra ką kaltinti. Yra ant ko nuvesti. Jeigu raketė, tai partneris. Tai kada prasidėjo, tai apskritai, kokiais metais čia tas tavo visa kelionė į padelį? 2017. Tai jau gana. 2017 metais irgi pažįstama pakvietė pažaisti su merginom. Visai nieko sporto šaka, gali judėti. O po to jau nuo 2019 metų praėjau kursus pas Rubiną Gomesą, nes Lietuvoje pirmą kartą darė trenerių kursus. Ir tada pradėjau treneriauti. Aišku, dar įstojau į pedagoginį, kad turėčiau išsilavinimą,
turėjau aukštąjį teisinį įsilavinimą, bet čia biškai skiriasi tam tikro žinių, tai 1,5 metų išlyginamosios mokslus. Tai va, tas irgi įdomu buvo, kadangi grupiai buvo 130 trenerių iš visos Lietuvos, iš tikrųjų aukšto lygio treneriai, tas pats yra golbolo rinktinės, kur olimpinis čempionas, treneris, po to Zaneprovskis, aukšto lygio žaidėjai. Įdomu buvo pasiklausyti, kaip jų treniruotės, kaip jie, kai su treneriais dirbo, ta prasme, tokių psichologinių dalykų iš tikrųjų. Tai va, šitie dalykai, sakau, padėjo man kaip treneriui. Kaip sako, mokslas mokslui, bet vis tiek žinių, kaip sakau, gavau. Bendrai tai padelis nuo 2017 Lietuvoje. Padelis nuo 2014. Padelis nuo 2014, tu nuo 2017, ar ne? Tai bet kaip per tą laiką iki dabar keitėsi stipriai, ta prasme, kaip... Jo, labai lygis išaugo. Tikrai tas, kas buvo anksčiau ir aplamai padelis pasikeitė, pagreitėjo padelis. Pats padelis, greitesnis žaidimas pasidarė. Kas anksčiau būdavo ispaniškas padelis, nedėliojamas, žvakės. Dabar, kaip ir Europos čempionat, kur dalyvavom, ir pasaulio čempionat, aišku, priklauso, kur yra žaidžiama, kokia šalis yra, ar karšta, ne karšta, kortų greitis, tai ar yra Mondo danga, ar yra nudilusi senesnė danga, yra greita danga. Tas visas priklauso ir žaidimo tempas ir tada skiriasi. O čia, pavyzdžiui, Delfi čia greita ar lėta danga? Lėta. Po kol kas dar, kol nenudylė yra kortai, yra dar lėta. Bet vis tiek kortas dyla. Ne, tas plaukelis, plasmasinis plaukelis, jis dyla ir trinasi. Kuo daugiau žaidžia, tuo daugiau dyla. Greitėja. Ne? Šiaip tai dangai, manau, apie 10 metų garantija, bet kai praktikoje, jeigu didelis užimtumas, tai po 4-5 metų jau realiai turėtų keisti. Jo, bet čia priklauso nuo klubo. Taip. Okay. O grįžtant dabar prie padelio lygio, ne, tai Lietuvoje stipriai jisai kilo. Tai kur mes, tarkim, kaip Lietuva esam Europai, pavyzdžiui, kaip pavyzdys? Vidury. Jo. Kadangi, ką parodo praeitas Europos čempionatas, ne, tai mūsų rinktinės ir vyrų ir moterų rinktinė yra 13-16. Po kol kas ten tarptautinė padelio federacija nepaskelbusi reitingų, bet kai mes žaidėm, tai mes likom tarp 13-16. Pagal ten sužaistus geimus, laimėtus setus ir geimus skaičiavusi. Nes vyrai praėjo kvalifikaciją, neturėjo, moteris jau buvo 16-ukė, tai jo žaidė. Tai išliko, tai vieną pergalį laimėjo, 2 pralošė, bet išliko 16-ukė Europos. Vyrų buvo 44 komandos, man atrodo, moterų 25 ar 26 buvo. Tai aš sakyčiau, esame viduriuke, bet viskas yra priklauso nuo to, kaip bus toliau. Tai yra, ką mes po mūsų bus, tai yra jaunimas. Tai yra šiaip iš tikrųjų Lietuvoje džiugina, nes vaikų čempionate dalyvauja apie 200 vaikų. Okay. Tai tikrai yra, kaip sakau, ateitis. Ir aišku, gali atsirasti tokia pati problema kaip futbole, tai yra nuo 17-18 metų ir 19 jau jie kaip pereina į suaugusius. Tai yra mokslai, universitetas ir baigėsi padelis, kadangi po kol kas padelis nėra profesionalus sportas. Taip. Lietuvoje galėčiau pasakyti 2 žaidėjai, kurie galėtume skaityti kaip profesionalūs sportininkai. Tai yra Skirmantas ir Nojus Poška. Skirmantas anksčiau dar važinėdavo, skrisdavo į Italiją, už klubą žaisdavo ir gaudavo tam tikrą atlygį. Tai jau, skaitau, tai yra profesionalus sportininkas. Taip. Ne? Kitų sportininkų nėra. Visi kažkas dirba kitus darbus, žaidžia padelį, jeigu gerai, buvę tenisininkai iš teniso atėjo ir dalyvauja rinktiniai. Tai kaip sakau, daugiau
daugiau gaunasi, kad iš idėjos, ne, o ne iš Kaip hobis labiau hobis, toks jo. gaunasi, Čia ne? jau hobis sportinis toks interesas kažką pasiekti. Tai va čia yra gan smagu kol kas, bet tikimės, kad iš tų jaunų žaidėjų tikrai iš 200 atsiras 20-30 žaidėjų, kurie gali eiti aukštesnio lygio ir dalyvauti tarptautinėse ir FIPose ir Kupre ir šimtukė gal padėlio. Bet tie jauni žaidėjai, jie gerai varo, jie ten kaip pažiūri, Labai ta prasme, aš ten tam B-, pavyzdžiui, lygiai gaunu nuo tų ten tokių 13 metų. Panašiai. Tai irgi dabar turiu 8 vaikus savo akademijoje. Tai iš tikrųjų, smagu žiūrėti, kaip tobulėja. Ne, ir tokie, tik ties yra, sakau, ateis problema, kai 19 metų, 18 metų, ką jie su mokslais, ką veiks. O pavyzdžiui, sąlygos treniruotis Lietuvoje, jos geros yra, apie tos pačius vaikus, tarkim, kalbant, kur lubos yra? Šiaip tai iš tikrųjų klubai yra daug klubų, ne? Taip. Aišku, priklausomai, kas treniruoja dar, nuo trenerių priklauso, sąlygos yra sudarytos, ne, tik tais vėl nefinansuoja valstybė, reikia projektus daryti, reikia rašyti projektus, vėl, kadangi padelis nėra olimpinė sporto šakam, tai finansavimas mažesnis. Federacija iš viso negauna finansavimą. Bet kaip ir Tarptautinė padelio federacija išreiškia tokį iš tikrųjų džiugią mintį, tai yra, kad nuo 32 bus olimpinė sporto šaka. Tai iš tikrųjų dar oficialiai nėra taip visur paskelbta, bet tikimės, kad jau 32. Kad bus galima. Tai va, reikia ruošti jaunimą, kad po 4 metų, po 5 metų, kas dabar 16 metų, bus 22 metai, 21 metai, tai pats... Taip, pats tas amžius. Jo, pats tas amžius. Jeigu nuo 12 metų pradėjo žaisti padelį, 10 metų žaidžia padelį, tai yra labai jau solidu. Taip, ypač tam amžiui. Jo, tai tikrai, jeigu mes paruošiam tikrai rinktinę gerą, tai jau galėsim stebėti. Jo, galbūt ir pasaulyje busim 10-tuke. O tai pasaulyje, ne pasaulyje, Europai per viduriuką, o tarp Baltijos šalių, kokie mes esam iš tų 3, visada visiems įdomu pasilyginti tarp Baltijos šalių. Latviai, Estai ir Lietuviai. Šiaip tai, kaip tik praeitą savaitę turėjau turnyrą Latvijoje, tai irgi Suomiai dalyvavo, Estai ir Lietuviai. Ne? Tai Lietuviai pirmą porą antrą vietą užėmė, prieš Estus laimėjo, Suomiai pirmą vietą užėmė. Tai Baltijos valstybės, sakyčiau, mes dalinamės su Estais lygiai, Latvija dar atsilieka. Tai kadangi Latvija, šie metai prasideda, praeities metai atsidarė keletą arenų, šiemet dar atsidarė keletą arenų, tai pradeda vytis, bet lietuviai su Estais konkuruoja. O tai šiaip per pasaulį, kas lietuvių tie realiausi konkurentai tokie? Yra tokios šalis, kurias įvardinti galima, kas ten taip arti, ta prasme, ne ispanai tikrai. Su lenkais, su vokiečiais, mes buvom susitikę Europoje, tai aišku, aukštesnis lygis, bet konkuruoti galim. Ne? Vėl, ta prasme, aišku, daug tų Europos šalių yra, tai neaišku, kaip kur kitur. Su čekais, viskas galima, laimėjom prieš čekus. Tai, ta prasme, o pasaulyje, aišku, ispanai, argentiniečiai, italai, prancūzai, portugalai, tikrai švedai taip pat. Olandai, irgi gan aukštas lygis. Tai tikrai, čia yra 8-tukas ir vokiečiai 8-tuką pateko. O dabar, tai grįžtant prie Lietuvos, tarkim, kaip atrodo, man įdomu, kaip ta visa struktūra atrodo. Tai tarkim, ten yra rinktinė, yra federacija, yra klubai, ar ne, tai turbūt tokia struktūra prasideda nuo federacijos. Jo, nuo federacijos. Pagrindinė padelio federacija yra. Ir koks jos federacija sudaro klubai. 3 vice yra prezidentas ir 2 viceprezidentai. Ne? Tai dabar yra, kiek žinau, 24 klubai. Ne? Aišku, Lietuvoje yra daugiau klubų,
bet kas įstoja į federaciją, tam tikrą turi susimokėti mokestį. Jo. Ir jie gali rengti turnyrus. Federacija pagrindė atsakinga, kad sudaryta prasme apjungti klubus, ar ne, ir tie klubai organizuoti turnyrus. Jo, šiaip tai iš tikrųjų, ne tik, bet ir ta padelio bendruomenės ir lygio, kaip sporto lygio kėlimas, ne? Tai vėl, kiek girdėjau, federacija dabar ir keletą projektų pasirašė, galbūt gaus finansavimą tam tikrą, tai jeigu bus, tai yra trenerių ruošimas. Nuo ko lygis prasideda? Nuo trenerių. Jeigu treneriai turi gerą lygį, tada ir žaidėjai, ne? Iš tų mėgėjų gali tapti profesionalai, tas pats iš tų vaikų. Jeigu turėsim gerų trenerių, kurie ugdys vaikus, augs ir bus aukšto lygio žaidėjai. Tai va, nuo čia viskas prasideda, nuo pirmo laiptelio. Treneris, tada atranka žaidėjai. Okay. O tai tada, kalbant apie tą Lietuvos rinktinę, kas sudaro tą rinktinę? Iš kitų sporto šakų turbūt visi žino Lietuvos rinktinę, tai kaip tai padelė, kiek ten žaidėjų? Rinktinė sudaro 4 komandos, tai yra vyrų ir moterų, bet minimum turi būti 3. Tai reiškia, tu gali vežtis 6 žaidėjus, bet jeigu sustraumos viskas, ne, tada iškrenta visa komanda. Tai reiškia, minimum 5 žaidėjai turi važiuoti. Nes praeitais metais taip ir gavosi, kad prieš buvo atrinkę 8 žmonės, vyrų, 8 moteris. Ir po vieną žmogų susitraumavo prieš turnyrą ir negalėjo išvykti. Tai, mąstant ir skaičiuojant finansus, priėmė tokį, kad vežėmės, 7 žmonės vežėmės, kad būtų 6 pagrindiniai ir 1 keitimo. Tai iš tikrųjų pasiteisino, nes kaip tik Europos čempionate Noja susižeidė nugarą ir turėjo keisti kitas žaidėjas. O pagal taisyklės galima taip ir keisti? Jo. Likus valandą iki žaidimo ar 2 valandų iki žaidimo turi pateikti parašką, kas žais. Bet čia jeigu žaidimo metu jau tada tiesiog diskvalifikuoja ir tiek, ar ne? Baigėsi viskas, kas laimėjo, viskas nusiėmė, viskas. Supratau. O dabar į tą patekimas į Lietuvos rinktinę, kaip atrodo, jeigu žmogus nori patekti į rinktinę, visas procesas? Patekimas yra tam tikri kriterijai, ne? Kadangi yra Lietuvos čempionatas, vienas iš tų yra Lietuvos čempionatą užimtos vietos ir reitingas. Pirmos 2 poros yra pagal reitingą, kitos 4 poros renkam mes su treneriais. Tai pirmos 2 vyrų ir pirmos 2 moterų, ar ne? Taip. Ir tada su vyrais yra paprasčiau, turim daugiau žaidėjų, turim tikrai neblogų žaidėjų ir gero lygio. Su moterim yra sunkiau, kadangi nėra tokio kiekio moterų žaidėjų aukšto lygio. Tai tada yra diskusija, kas 3 pora, kas 4 pora, bet tikimės vėl, kad užaugs jauna karta. Okay. Jo, su vaikinais gan paprasčiau, nežinau, prasme yra pasirinkimų. Tai va, reitingas, užimtos vietos ir tada 3, 4 yra jų dalyvavimas tarptautinėse varžybose, nes tai yra irgi renkami taškai, sakykime, pliusai. Ir vėl, atsirenkant kaip trenerį, tai yra žaidėjų charakteris, darbas. Kadangi praeitais metais, kai mes tapom rinkti treneriais, truputėlį pakeitėm sistemą atrankos. Prieš atranką, prieš parenkant jau visus narius, žaidėjus, tai padarom tokį visų žaidėjų tokį suėjimą, treniruotę, varžybinę tokią žaidimą. Ir 24 vyrus ir 24 moteris buvom surinkę.
Ir žaidžia. Ir treneriai mes žiūrėjom, kaip kas elgesi, kaip žaidžia, kokia psichologija, kaip ką. Daug kas iš tų žaidėjų mes jau pažįstame, ne? Taip. Kas stresuoja, kas nestresuoja, kas mažiau, kas labiau atsipalaidavę žaidžia. Kas dirba, kas nori, kas tengiasi. Tai va šitie visi dalykai atsižvelgiam ir tada žiūrim, nes gali būti jo lygis tuo metu labai geras, kažkokia mini trauma, prieš varžybas sudalyvavo kažkokios varžybos ir tai žiūrim viskas, ne? Tai vėl tavo krenta lygis. O tai tarkim, tai iš čempo patenka 2 poros pirmos, o tie kiti žaidėjai visada atrenkami, ar tik stipriausi žaidėjai yra atrenkami tenai, ar kaip? Vėl žiūrima poros, kaip žaidėjai tarpusavį žaidžia, jie poros, ne? Pozicija, tai yra kairysis žaidėjas ar dešinysis žaidėjas. Tai labai svarbu. Ir tada pagal poziciją žiūrim, nes kai kas gali žaisti kairiai, o kiti žaidėjai ir kairiai, ir dešiniai. Ir atrenkant tas jau 4 porą, tai renkėsi, kad pavyzdžiui iškris žaidėjas kairysis žaidėjas, o tu turi abu dešiniosius. Ir tada tu viskas, ir tada tu negali pakeisti. Keisi, bet nebūsi stiprioji pusė. Tai nebūtinai paimami į komandą kartu visą laiką žaidžiantys žaidėjai, gali būti pavienė, ne? Jo, nes kaip pavyzdžiui, praeitais metais, ne, iš tikrųjų Lietuvos čempionate užėmė tam tikras pirmas 2 vietos, bet Pijus Mockus negalėjo dalyvauti, tai vietoj jo mes paėmėm kitą žaidėją, tai yra Jonas Kieru ir dar papildomai Emilį. Emilis čempionate iš viso liko ar 17 ar kelintas vietas, nes pirmas varžybas gavo sužaisti su Oželiu ir Simonu, kurie yra aukšto lygio žaidėjai, ir iškrito, nors abi komandos yra gero lygio. Bet mes atsirinkom todėl, kad mes žinom, kad tas žaidėjas yra tikrai aukšto lygio ir jisai tinkamas kairės pusės žaidime. Supratau. O yra dar kažkokio, tai tarkim, čia tokie gan atrankoj matomi dalykai visiems, tarkim, ten kiek pasaulį žaidžia, kiek važinė išvykas ar ne, taip toliau, bet yra tokių dalykų, kur, tarkim, tik treneriai mato ir kaip pasirenka tos žaidėjus, tarkim, jūs, ar ne, kur paprastas žiūrovas koks nematytų, kodėl jūs nusprendžia taip, tai nežinau, psichologiniai kokie dalykai. Taip, psichologiniai, labai svarbu, psichologiniai, kaip elgesi, nes žmogus tam tikra yra emociniai dalykai, ne? Kaip jis žaidime susikaupia ir grįžta į žaidimą, kaip patys varžybose vyksta, ne, kitas iki ir žemesnio lygio, bet jisai darbininkas dirba, nepasiduoda, kovotojas yra. Tai šitas yra tam tikras, nes atrodo kitas iki ir gerai žaidžia viskas ir pralošia, ne, psichologija lošia. Nes ir, pavyzdžiui, ir tenise, ir aukšto lygio žaidėjai, žiūrėkit, 100 yra, ne visi gerai žaidžia, bet kai kurie yra 10, o kai kurie gale 100. Taip. Tai kame yra? Tai jau ta profesionalų žaidime yra psichologija 70%. Nes tu pralošęs tašką negali nuleisti galvą. Ne, tai va šitos, tuose ypač Lietuvos čempionate pasirodo, ne, tai va, kaip jie būtent žaidime, kaip susikaupia. O dabar, tarkim, taip, pažiūrinti praėjusius metus arba kelis praėjusius metus, tai kai formavot rinktinės, buvo kažkokių iššūkių, su kuriais susidūrė? Čia minėjai, trauma buvo, ar ne? Traumas ir moterų trauma, ir vaikinų jaunolės, jaunas žaidėjas, Neda susitraumavo, turėjom galvoti, ne? Pakeitimą kažkokį. Jo, bet kaip sakau, visada yra diskusija, ne, ir diskusijos forma argumentai. Kas yra geriau? Aš matau vieną, ne, 3 trenerius. Šiaip iš tikrųjų labai gerai, kad 3 treneriai. Rubinas yra buvęs profesionalus žaidėjas, ne, 8 pasaulio raketė, jisai pagal reitingus buvęs. Iš tikrųjų žino žaidimo niuansus. Florianas Garcia, jisai praėjęs ir kaip treneris turi aukštą trenerio, kaip sakoma, pažymėjimą, kuris ir formavimą, ir rinktinės, ir dalyvavęs rinktinės paruošime, man atrodo, Italijos, nežinau, klubo kažkokio.
Tai ir visi 3 treneriai, ne, skirtingi. Aš žinau Lietuvos žmonių psichologiją. Taip. Tai gaunasi tai, kad mes tarpusavį tikrai susidirbom labai gerai. Ir toks geras 3 trenerių tandemas gavosi. Tai nežinau, iš tikrųjų tas yra. Supratau, o tai kaip tie kiti treneriai, 2 iš Ispanijos, ar ne, kaip jie atsidūrė čia Lietuvos rinktinėje, įdomu, kas prisikvietė juos? Tai va, kaip ir aš, ne, mes pradėjome bendradarbiauti, ne, Rubinas atvažiuodavo, mes rengdavom stovyklas, pradėjom daryti trenerių kursus, ne, jis turi licenciją rengti trenerių kursus. Florinas treniravosi treniravo Skirmantą, ne, Kauno žaidėjus. Ne, ir iš tikrųjų jie yra kaip irgi padelio fanatai. Ir tikrai pirmus metus mes dirbom be atlygio ir iš tos padelio, kaip sakoma, entuziazmo. Idėjos, jo. Tai ir tada taip įsirutuliavo, kad kažką reikia daryti, kažką keisti. Norisi, kad lietuviai tikrai būtų aukštumoj. Ne, ir ką reikia daryti, tai reikia pakeisti tam tikrą tas atrankos sistemą, žaidėjo treneriavimo, ne, ir ugdyti jaunus žaidėjus. Tai sistemingai, jeigu viską darysi, tai turėsi rezultatus po 4-5 metų. Ant olimpinių varžybų. Taip. Bet vėl, tai to ir siekiam. Tai dabar mes esam kaip ir sutarę 4 metus treniruoti. Tai nežinau, žiūrėsim, kaip toliau bus. Supratau, tai šiais metais kas dabar? Kokios laukia rinktinės? Kaip viskas vyks šiemet, ar ne? Tai bus Lietuvos čempionatas? Šiemet tai pagrindinė toks tikslas tai yra dalyvauti pasaulio padelio čempionate. Aišku, lietuviai bus atrankoje. Bet tai pradžiai, kad jį galėtų vykti lietuviai, reikia sudalyvauti Lietuvos čempionate. Kada Lietuvos čempionatas? Lietuvos čempionatas gegužės 10 bus. Tai tada atrinksim žaidėjus. Ir rudenį bus kvalifikacija į pasaulio čempionatą. Teisingai suprantu, kad tai dabar gegužės mėnesį bus Lietuvos čempionatas ir iš jo pateks 2 poros, 2 poros vyrų, 2 moterų. O kada vyksta atranka likusios komandos? Tai žiūrėsim rezultatus, kokios vietos, kaip sekėsi čempionate vyrų ir moterų žaidėjams. Ir po to prieš pasaulio čempionatą padarysim stovyklą. Vėl sukviesim žaidėjus merginų ir vyrų, žaidėjų, nežinau, 20-24, kiek galės. Ir dar vieną tokį kaip atranką ir kaip pasiūlė sudalyvauti Kroatijoje, kur mini turnyras bus. Vešimės 3 arba 4 komandas. Tai čia tos būtų 2 iš Lietuvos čempionato nugalėtojai galimai? Jo, bet galbūt net negalės sudalyvauti. Tai mums svarbiau yra, mes žinom kaip pagrindiniai žaidėjai, mes žinom jų lygį. Tai net mums yra svarbu atrinkti tos 2 komandas, kurios bus prie tų 2. Nes stipriausios komandas Skirmantas Nojus, Simonas Žukauskas ir Almantas Oželis, mes žinom, kad jos. Jeigu jos 1-2 vietos užims, mums jau aišku, kas čia yra. Mums neaišku yra kitos. Tai galbūt kitas 4, visai kurios neišėjo į tą aštuntuką. Jo, į tą kelionę. Tai čia realiai šitas pasimatys per Lietuvos čempionatą, gegužės mėnesį, ką jums? Aišku, mes maždaug žinom tų žaidėjų sąrašą, kas gerai žaidžia, bet kaip visada būna niuansai, tai yra šeimyninė padėtis, kažkokios problemos, kažkas dar, ar mažiau žaidė, ar kažkokia trauma. Ir jo kaip žaidėjo lygis yra žemesnis, pasėdęs, kaip sakau. O kitas kaip ir žaidžia, o nesitreniruoja. O vieni žaidėjai auga, o kiti žaidėjai stovi. O šičia Europai
iš karto pajunta, kad yra silpnesnis. Ir per jį ir žaidžia. Ja. Gerai, tai tada Lietuvos čempionatas, tada minėjai tą kelionę, o kas toliau? Pasaulio čempionatas, Europos, kaip čia, kas su ta rinktinė, tai atsirenka tos žaidėjus ar ne į rinktinę ir kas su ta rinktinė toliau vyksta per metus? Tai atsirenkam ir tada, dalyvaujam pasaulio čempionato kvalifikacijoje. 4 komandos, moterų ir vyrų. Aišku, be pagrindinių rinktinių yra dar federacijoje, yra seniorų čempionatai, Europos ir pasaulio, kur irgi sudaro, bet su seniorais yra 5 kategorijos, yra 3-5 amžiaus pagal amžių, 40 plus, 50, 45 plus, 50 plus ir 55 plus. Tai visos 5 amžiaus grupės. Ir šiais metais, kaip ir sakė, 35 plus turėtų panaikinti, bet dadėti 60 plus. Vyresnius. Taip, būtų logiška, nes 35 plus tai yra profesionalai. Supratau. Ir tada truputėlį gaunasi, kad nesažininga. O pasaulio čempionate šiemet kokios galimybės, kaip įsivaizduoji, taip, jeigu praeitais ten viduriukas buvo, ar įmanoma kažkur pakilti kaip kažkokiu? Vėl, viskas priklauso nuo taip, ar mes praeisim kvalifikaciją ir su kuo sudalyvausim. Nes neaišku, su kuo papulsim į grupės, bus, kaip sakau, priklausoma, kokius varžovus gausim. Įdomu dar Lingalai, kaip, pavyzdžiui, tai federacijai sekasi su finansiniais visais dalykais susirinkti. Kaip sekasi su finansinė situacija, iš kur atsiranda tie pinigai, kadangi nėra dabar? Viskas prasideda nuo rėmėjų, nes iš tikrųjų iš žaidėjų licenzijų neužtenka padengti kelionėms rinktinės. Nes dabar gaunasi taip, kad Lietuvos moterų ir vyrų pagrindinės rinktinės, tai gaunasi 20 000. Vaikų jaunimo rinktinės irgi panašiai. Jau 40 000. Tai apie seniorus jau nekalbu, seniorai patys susimoka, bet federacija startinį mokestį sumoka. Tai, kaip sakau, jau seniorai, kas nori sudalyvauti, yra faina tikrai. Bet iš savo santaupų? Jo, iš savo santaupų tada važiuojam. Tai iš tikrųjų viskas nuo rėmėjų. O rėmėjų šią dieną užtenka ar galėtų būti daugiau? Visada turbūt galėtų būti daugiau, bet... Taip, galėtų daugiau, bet vėl, ta prasme, žaidėjai nėra profesionalas, neuždirba, kadangi išvažiuojant savaitai, jie nedirba, jie atostogauja. Tai reiškia, jie negauna jokio atlygio. Taip. Ir dar leidžia finansus, kam sudalyvauti uždėtų. Tai, irgi nėra... Turi dideli fanai būti. Jo, turi dideli fanai. Nes, kas dirba treneriais, o kas kitus darbus daro. Tai reiškia, jie išvažiuoja, darbai stovi. Tai tikrai, būtų profesionalai, ne, ten kažkokie ar rėmėjai paremtų dar kažką mokėtų, nežinau kaip kitose rinktinėse, bet tikrai... O tai tarkim dabar, jeigu atsiranda kažkoks rėmėjas išgirstų ir norėtų, tai jie kaip gali prisidėti ir kur galėtų atsidurtas jų kokiems nauda, tai atsiranda jų logotipas kažkur ant aprangos? Logotipas, ne? Gali paremti ir tai be kažkokios atgalinės grąžos. Galinės, bet visada yra galimybė, ta prasme, uždėti logotipą kažkokią dalyvaujant Lietuvos, ta prasme, ir tos įmonės ar dar kažkokios plakatos ar dar kažką, ne? Turėti antras maikutės, kurias rėmėjai remti, tai yra treniruočių maikutės, ne? Oficialios maikutės yra tam tikros oficialios, bet treniruočių galima treniruočių maikutės, ne? Su logotipais, su rėmėjais, taip pat ir treningus galima, ne? Kur galima viską čia įmonėje, paramą skiriančiai įmonėje yra reklama. O jeigu pasaulyje vis dėlto vėl, ne? Nes dabar ir iš tikrųjų, kaip ir pasaulio čempionatuose, ir FIPO, žiūrėkite, ir Kupra, ne veltui Kupros turnyras yra atskiras, bet čia yra brandas, bet žiūrėkite, ne, per televizorių mašinos to ten dar... Visas vaizdas. Viskas vaizdas, jo.
kaip ir eina link teniso, bet dar teniso biudžetą nepasieksim. Dar šiek tiek reikia. Kol kas dar reikės, bet iš tikrųjų padelio žaidėjų kiekio tai lenkia tenis. Ypač paskutiniu metu. Paskutiniu metu, jo. Ir Lietuvoje turbūt ypač. Lietuvoje Iš kortų tai- kiekio galima matyti. Jau nežinau, jau krepšinio nebe krepšinio šalis bus. Padelio. Pats tai yra Lietuvos rinktinė, bet pats užsiemi individualiomis treniruotėmis taip pat, ar ne? Tai pas tave galima užsirašyti irgi treniruotės. Treniruoju visų lygių žaidėjus. Treniruoju Delfi klube. Iš tikrųjų, fainas klubas. Yra 4 kortai, kaip matom, čia dabar bendraujam. Nedidelis klubelis, bet labai fainas, atmosfera gera. Pas mane gali papulti visi žaidėjai, bet problema su laikais. Su laikais, nes gali visi papult, bet ne visi, ne? Jo, bet ne visi, bet iš tikrųjų, kas labai nori, iš tikrųjų suranda tą laiką, nes per savaitę atsiranda laisvų laikų, kurie atsišaukia. Nu, tai žmonės... Tai čia tokia išskirtinė galimybė su Lietuvos rinktinės treneriu treniruotis, ko galima daugiau norėti. Jo, kaip sakau, aišku, kiekvienas treneris turi savo darbo specifiką, savo sistemą, ne? Tai iš tikrųjų aš pradedu mokyti nuo technikos, ne, pasižiūriu. Yra įvairių žaidėjų, iš įvairių sporto šakų atėjusių žaidėjų. Ir kiekviena sporto šaka turi savo niuansą. Futbolininkai, krepšininkai, taip. Futbolininkai greitai bėga labai visur. Futbolininkai, problemų su bėgimu nėra. Jo, tai jiems paprasčiau. Supratau. Jo, bet šiaip tai iš tikrųjų iš bokso. Reakcija gera. Reakcija gera, bet kojos gerai dirba. Irgi. Tai tada technika mokai, bet lengviau yra dirbti su tokiu žmogumi, nes juda, kojos greitos. To sportiškumo yra pas juos. Tai įdomu. Gerai, aš kontaktus įdėsiu į aprašymą. O tada pabaigai, jeigu reiktų įvardinti tavo 2 žaidėjus, 2 vyrus ir 2 moteris, turi savo favoritus Lietuvoje, kuriuos labiausiai gal mėgsta ir šiaip simpatiją jautiems? Aišku, favoritas yra Skirmantas Nojus, bet man labai patiko Almanto duetas ir ypač po Europos čempionato jie suprato, kaip žaisti reikia žaidimo esmę. Nes Europos čempionate buvo labai greitas žaidimas. Tai reiškia, kamuoliai labai šoko. Ir žaidimas buvo paremtas 3-4 smūgiais. Jeigu gynyboje tu žemai smūgiais neapsigini, bandai kelti, viskas išsimuša smeš. Tai šitą perėmė ir suprato, kad vis dėlto kojų darbas yra svarbus. Tai pradėjai dirbti su kojom, treniruotis ir iš tikrųjų praeitam čempionate jie laimėjo 1 vietą. Bet tai buvo po Europos čempionato grįžę. Ir jie buvo tikrai ant bangos ir man tikrai oponuoja jų duetas. O merginos? O merginų Auksė ir Ieva. Jos yra lyderės iš tikrųjų. Ne? Tai ir po kol kas nelabai konkurencijos šiai dienai? Nėra konkurencijos, aišku. Visada yra psichologija. Vėl žmogaus, kaip sakau, tas gyvenimo situacijos, kaip jis atsikėlė, kaip jis su šeimyna, tai taip yra tie varžybos. Tai irgi svarbu, kaip jos pasiruošusios varžybos. Bet pagrindinės yra 5 poros, kurios dabar merginų Lietuvos tarpusavį konkuruoja. Ir visi gali jiems mesti iššūkį. Jo, visi nori Jiems yra sunkiau žaisti. Gintis. Jo, nes apginti yra sunkiau. Nes pastoviai visi serga už silpnesnį komandą. Taip. O čia lyderiams yra sunkiau. Bet gerai, Auksė yra labai patobulėjęs. Ieva irgi dabar dalyvavo atskirai su iš užsienio žaidėjim, tai FIPose dalyvavo. Tai tikrai geros patirties semėsi su skirtingom žaidėjom žaidžia. Tai tas yra gerai ir manau, kad dar jos paaugs kaip žaidėjas. Supratau. Gerai, dėkui tada. Ačiū. Prašau.